objektyvius pradėsiu aš nuo tube. Ir ant top jų. Gerai, tarkim tokią, tada piešiu torus. Sakykim toks. Taip, dabar pažymėkime modifier list, nueikim ir segmentų kokį 50, čia 50, tada mūsų tube taip pat čia kokį 50 ir šitų 20, kad būtų apvalesnis. Leisiu. Praplatinsiu šiek tiek. Ir nuleidžiu. Na, manau, tobula. Gerai, dabar nupieškim cilindrą maždaug štai tokio pločio ir neįtin aukštą. Būtinai žinom, kad čia tarpelėva nesimatytų. Gerai. Taip, aukščio segmento aš padarysiu vieną. Cap segmentų kokį 10, papūsiu 30. Gerai. Tarpu nesimato, neturėtų. Gerai, dabar vėl spaudžiant jo dešinę, edit double poly, pasirenku, kad būtų taškučiai jungti. Ir jeigu čia žymėta, spaudžiat ir use soft selection, pažymiu centrą, tada spaudžiam grow, sakykim, dar šiek tiek platesnį, gerai, ir nuleidžiu. Na, manau, užteks. Kažkas tai tokio. Gerai, dabar nueinam į standard primitives, nupiešiu sferą. Stengiuosi vėl per vidurį. Scale toolsą ir susiaurinsiu. Ir dabar su move toolsu nuleisiu žemiau. Dar šiek tiek gal praplatinsiu. Na gerai, manau, užteks. Gerai. Taip, dabar pažymėsiu visus šitos objektus. Tada spaudžiu čia, kad man procentais eitų ir padarau, tai yra kampais. Ir 90 laipsnių pasuku. Gerai. Užkeliu. Tiek aukščiau. Ir padarysim, tarkim, 3 garsiakalbiai bus. Laikau shiftą ir nuleidžiu. Ok. Shiftą žemiau. Ok. Ir su scale toolsu šitą suploninsim. Na va, kažkas tokio. Gerai, dabar pieškim dėžę mūsų. Taip, nueinu į modifier listą, suspaudžiu aukštį didesnį. Sakykim, tokio aukščio bus, šiek tiek platesnė. Jis negali būti. Čia. Gerai. Žemiau.
Gerai, ir dabar nustatysiu, kad bus mūsų, kad matyčiau, spaudžiu F4, matyčiau linijas. Ir segmentus padarau 2, paskui suprasit kodėl. Gerai. Matot, čia mums užstoja, dėl to dabar žiūrėkit, darom cilindrus. Štai maždaug tokią pločią. Tokią pločią. Tokius nelabai žemus. Gerai, laikau Shift, darau vieną kopiją. Ok, ir dar vieną kopiją. Daug per vidurį. Ok, bet prieš tai pasakysiu, skiltų sumažinsiu. Dar nueisim, kad pačiai išlindę būtų. Gali, tarkim, per vidurį, bet turi būti ir išoriai, ir priekį. Gerai. Tai pažymiu belia kurį cilindrą, einu į modifierį, pasirenku Editable Poly, susirandu Attach ir suspaudau kitus cilindrus. Gerai. Dabar pažymim dėžę, einam į Compound Object, Boolean, Move, įsitikinam Pick Operating B ir paspaudžiant cilindro. Štai mums iškirpo. Taip, dabar aš galvoju padarysim dar vieną dalį. Taip, dabar einam vėl piešiu cilindrą. Taip čia. Labai aukštą. Siaurins aš jį. Nežinau, gal ir toks tik. Gerai. Taip, dabar einu į modifieris, Editable Poly. Ir. Pažymim taškučius. Tada pažymėsiu viduriuką. Ir įsitikinkim, kad būtų pasirinktas vėl Soft Selection. Darau Grow. Na, maždaug tiek. Move Toolsą. Ir atitraukiam. O gale susiaurins. Na, kažkas tokio. Šitą dar nebandžiau, bet manau, kažkas gausis. Gerai. Dabar vėl reikia Boolean naudot, kad mums iškirptų. Taip, pažymiu dėžę. Einu į Compound Object, Boolean. Pasirenku šį kartą jau Instant, Pick Operating B. Pasirenku mūsų objektą. Žodžiu, jūs čia iškirpo. Bet dabar einam į... Padarom į Editable Poly. Spaudžiam šitą. Žiūrim, dėžė turi būti pažymėta. Pažymim viduriuką. Ir delete. Aš paversiu šitą mūsų objektą į Mesh Smooth. Va, tam kažkaip pasikeitė mano toolbaras biškį. Gerai, dabar šitą dar pritrauksime arčiau. Maždaug taip. Gerai, manau, bus gerai. Taip, dabar dar padarykim stovą šitoj daly. Tai bus Standard Object, Boxes. Siauresnė, aišku. Leisiu žemiau.
tada kitą boksą. Kitoj pamokoj aš parodysiu, kaip jam pritaikyti tekstūras.